Sveiki visi, jūs žiūrite News 24/7 LT. Šiandien šviežias, ką tik išpakuotas bus siuntinukas, kuris po kelių valandų video montavimo atsidurs jūsų ekranuose. Keliavo siuntinukas viso labo 2 savaitės. Visą tai dėl to, kad buvo siųstas SV Express tarnyba, kuri paskui Estijos paštui perleidžia siuntas, perpakuoja ir labai greitai dėl to mus pasiekia siuntinukai. Taigi, šiai dienai, tai yra 2017 m. gegužės mėnesiui, kiek aš esu pastebėjęs, o aš, nesakyčiau, kad labai jau daug siuntų gaunu, bet daugiau mažiau visgi daugiau negu vidutinis vartotojas. Ir galiu pasakyti, kad greičiausiai šiai dienai siunčia SV Express siuntos. Tai yra neregistruotos iš esmės siuntos, bet atkeliauja tokios siuntos daugmaž net per 2 savaitės. Antroji vietoje šiai dienai yra Yanven siuntimo būdas. Atkeliauja jos per 3-4 savaitės. Na ir ilgiausias siuntimo būdas turbūt būtų China Post, kuris registruotas siuntas atsiunčia geriausiai atveju per 4 savaitės, o neregistruotas, tai yra China Post Small Packet, atkeliauja per 2 mėnesius arba netgi kartais ilgiau. Todėl, kai renkatės prekes, aš šiai dienai siūlyčiau rinktis SV Express arba Yanven siuntimo metodą. Gerai, išpakuojam. Siuntinukas bus vėlgi iš miniatiūrų pasaulio, bet šį kartą ne tik tai elektronikams. Aš kai pamačiau šį įrenginuką pas vieną iš Rusijos videoblogerių, aš likau sužavėtas ir net atsispyriau pagundai, užsisakiau ir aš. Taigi, dėžutė, vidų daugiau nieko. Štai tokia dėžė. Tai yra štai tokia SQ8 Mini DV kamera. Deklaruojama, kad filmuoja Full HD. Pasižiūrėkime dar aprašymus. Aha, ši kamerytė, mačiau kitos kamerytės video resolution rašo 720p ir Full HD ir Full HD būdavo 15 kadrų per sekundę. Čiagi rašo 30 kadrų per sekundę. Mes tai be abejo patikrinsim. Video kodavimas MJPEG tai nėra pats geriausias kodekas, bet pasižiūrėsite iš tikrųjų kokia bus kokybė. Image proportion man nepatinka 4:3, kas parašyta, bet viskas, aišku, bus vėlgi matoma testuose. 200 mAh baterija, kurios, pasak kitų videoblogerių, užtenka 1 valandai. Aš pilnam testui pabandysiu galbūt irgi pamatuoti, kiek realiai jos užtenka. Mini 8 pin USB interfejsas ir ličio baterija. Viskas daugiau, mažiau, manau, iš aprašymo aišku. Štai dar čia tokia informacija, vėlgi USB 2 portas, Full HD ir visa kita. Matom parašyta, iki 100 minučių galima įrašinėti. Ir yra TV autos netgi. Kortelės palaiko iki 64 GB. Gerai, atidarinėjom, žiūrim, kas ten iš tikrųjų dar viduje yra. Sunkiai atsidaro. Taip. Taip reikėtų traukti. Taip, čia daugiau dėžutė tuščia. Pradėkim nuo to, kad aš neturėjau micro SD kortelės šiai dienai laisvos, kurią galėčiau čia panaudoti. Todėl iš karto užsisakiau. 64 GB aš neužsakinėjau, nes aš turbūt taip ilgai neįrašinėsiu. Užsisakiau aš 8 GB ir žiūrėkite, tokiam dėkliukė atkeliavo. Nežinau, ar tai yra teisybė, bet štai. Fokusuojamės. Tai yra Kingston SD kortelė. Kingstonas 10 klasės. Ant kiek tai yra teisybė, aš nežinau. Aš tai... Čia dar žiūrėkit tokia holograma. Aš be abejo ją ištestuosiu. Kaip tai yra daroma, jūs galite pažiūrėti nuspaudant T raidelės. Aš kitame video tai jau esu demonstravęs. Aš ją būtinai pilnai patikrinsiu ir pasakysiu, ar iš tiesų tai yra tokia kortelė, kokia čia yra nurodyta, ar ne. Aš tikėjausi iš viso kokios nors bevardės kortelės, kuri
kurią kiniečiai deda tiesiog šiaip, kad tik būtų. Na, čia Kingstonas. Žiūrėsim, kiek iš tikrųjų tai yra teisybė tikra kortelė. Štai, tokia instrukcija, wow. Na, kinietiškų kalba ir kita pusė yra angliška. Šiandien pabandysiu taip biški, kiek tai leis kamera jums pademonstruoti. Jūs galite banginti spausti ant pauzės ir ką nors pasiskaityti. Kol čia dabar aš rodau jums visas specifikacijos ir visą kitą, galiu pasakyti, kad šita kamera palaiko tiek pastovų filmavimą, tiek kaip stebėjimo kamera, kuri reaguoja į judesius ir panašiai. Gerai, čia mes aišku, na, pradėkim, kadangi aš jau taip ją atidariau, pradėkim nuo įdėto aksesuaro. Tai štai toks kabeliukas, micro USB, na, bet jis toks ne visai čia mikrostandartinis, nestandartinis laidas netgi, sakyčiau, toksai. Jis čia labiau, štai su daugiau kontakto. Ir iš karto jisai turi tiek USB konektorių, tiek turi išėjimą paprastą analoginę. Taigi, kur nors galim panaudoti kaip tiesiog stebėjimą netgi kamerytę. Taip, gauname štai tokį klipsą, kažkur tai užsisekti. Ir gauname štai tokį dar kojelę, kur tinka štai šitas klipsas. Kokiu čia būdu dabar įsistato. Aš dar ne visai įsivaizduoju. Ai, tiesiog va taip. Užsisega. Štai, tokiu būdu jisai prisitvirtina. Ir galima čia tiesiog viską palikti. Dabar apverčiam atgal visgi visą tą vaizdelį. Štai. Pagrindinis mūsų tas įrenginukas, kurio mes ir laukiame. Taip, visų pirma, kas yra įdomu. Ji yra sunki. Iš tiesų, korpusas, na, kaip dabar čia pademonstruoti, jis yra metalinis. Štai garsas. Iš tiesų metalas, greičiausiai tai bus gal aliumininis, aš taip įtariu, šaldo biškį. Kamerytė iš ties labai nedidelė, na, su SD kortelė, micro SD kortelė galite palyginti dydį. Ir jinai netgi, aš sakyčiau, tiktų kaip biudžetinė kamerytė, tarkim, kad ir kvadrakopteriui kokiam, kad galim būtų kažką tai bent jau pafilmuoti. Taip, na, kadangi jinai gali tikti kvadrakopteriui, aš būtinai dabar turiu turbūt ją pasverti. Taip, žiūrim, kiek gramų jinai sveria. 26 gramai štai be kortelės. Na ir jeigu dar pridėti kortelę, na, 27 gramai, tarkim, su kortelė jinai svertų. Taip, čia įsistato, štai matom, štai čia kortelė. Ne taip turbūt. Nu, įsistato gan sunkiai kažkodėl. To fiksatorius nėra, tiesiog taip įstumiam ir viskas. Turim mygtukėlį on-off. Užsidega mėlynas diodas ir jisai laiks nuo laiko mirkčia. Turime mode režimų perrinkimą. Štai keičiasi į violetinį diodą. Arba į raudoną, arba į mėlyną. Čia taip įtariu, nuspausiu, pamirksėjo, pradėjo filmuoti. Na, ką jisai čia nufilmuos, aš dabar nežinau, nes aš net nustatymų nežinau, kokie yra nustatyti. Ir pradėjo mirksėti violetinė spalva, turbūt dėl to, kad pradeda sėsti baterija. Taip, ir ilgai palaikom, turėtų šiaip turbūt išsijungti. Ir raudonų pamirksėjo. Aš taip įtariu, kad jinai nėra dar pilnai pakrauta, reikės ją būtinai pakrauti. Išsiaiškinti, kas ir kaip persijungia. Na štai, Omnivision sensorius matau, ką galiu dar daugiau apie ją pasakyti. Na, nėra tai labai blogai. Paveiksliukai, tai yra nuotraukos 12 megapikselių yra saugomi. Čia jau matome 32 GB, tik tai kortelės palaiko, na, bet manau ne problema.
Na štai, kai trūksta pasikrovimo, raudona ir mėlyna diodas sumirksi 5 sekundės. Tai reiškia, taip jį turbūt nusėdusi yra. Ir kaip jį įsijungia. Taigi, kad 720p įjungti on-off mygtuką, užsidega mėlynas diodas, 3 kartus sumirksi 720p režimas ir saugo 5 minutės pastovaus video. Kad įjungti Full HD, raudona ir mėlyna lemputė susidegti. Čia turbūt ta violetinė mūsų matyta spalva. Ir vėlgi saugo gabaliukais po 3 arba 5 minutės. Paveiksliukam nuspausti reikėtų mode mygtuką 2 kartus užsidegs raudona. 2 kartus užsidegs raudonas diodas ir saugo 12 megapikselių paveiksliukus. Taip pat galima įjungti infrared pašvietimą, palaikius 2 sekundės on-off mygtukėlį. Na, tai yra filmavimų naktį. Ir kad išjungti, tiesiog on-off mygtuką 6 sekundės reikėtų palaikyti. Arba jeigu nevykdomas šiuo metu įrašymas, kamera pati turėtų išsijungti per 1 minutę. Na kągi, aš turbūt dabar pabandysiu šiek tiek pastudijuoti apie šią kamerytę kažką, kaip čia kas junginėjasi. Taip, įsistato į laikiklį, jinai kažkaip tais... Aš taip įtariu. Jo, aš tai čia didelis. Toksai išpjovimas ir čia yra mažesnis išpjovimas. Nenori lysti. Nu, kas čia dabar? Ir kamera nenori įlysti į laikiklį. Štai čia turėtum taip įstatyti. Ir štai iš karto iššoka, kadangi tie kažkaip kampai neįsitvirtina. Taip, į laikiklį įsistato štai taip. Čia įsistatom vieną pusę ir turėtų būti, kad paspaudė ir jį įsitvirtina. Bet štai ją išstumia. Jei neužtenka poros granai milimetrų tame kamputėje. Vienu žodžiu, reikės turbūt šį čia kažkaip tai biški kažką tai modifikuoti, nes kameros į šitą laikiklį įstatyti nepavyksta. Niekaip. Jinai pastoviai iššoka. Nežinau, ar tai yra normalu, bet... At kažkaip taip. Gerai, aš tada kelsiu į galą video porą pavyzdėlių nuotraukų bei video, ką šitą kamerą sugebinu filmuoti. Ir bėgom video montuoti video. O jūs man nepamirškit paspausti like video apačioje. Kaip kurį nusipirkti galite rasti aprašymę taipogi video apačioje. Nepamirškite, kad kanalas turi Instagram bei Facebook paskyras, kur naujienos atsiranda anksčiausiai. Na ir nepamirškite prenumeruoti kanalą, kadangi kitaip praleisite naujus video. Ir rašykite apačioje komentarus, ką jūs norite daugiau apie šią kamerą sužinoti. Galbūt aš netgi specialiai sukursiu naują video, būtent pilną šios kameros apžvalgą, jeigu jums tai bus įdomu. Iki kito karto. Ate. Na ir SD kortelė atkeliauna neformatuota. Ir be to tikrai 10 klasės jį neatitinka. Na, bet šiam mano atveju jį puikiai tiks, jinai puikiai užtikrina 4 klasę, manau. Ir su šia kamera puikiai veiks. Taigi,
testas 720p. Rašinėjau į savo kortelę, kitą kortelę, nes sana pasirodė yra bloga, kelsim disputą. Na ir čia yra 720p mod. Full testas. Na, aš manau, kad bus apie 15 kadrų, bet failai rodo, kad tai yra 30 kadrų. Na, pasižiūrėsim. Garsą patys girdit. Bandom pasivaikštinti, rašinėti.